Aš tik dabar visai neseniai jai pradėjau skaityti pasakas prieš miegą, nu gal kokių nuo 5, nes jinai visada atsijungdavo labai greitai. Reikia daugiau skaityti knygų ir auginti savo vidinį stuburą. Supranti, kad tave paputė vėjas, nu negali tu būti kaip nedra, paputė. Nu, tai čia išprotės, į psichušką gali važiuoti tada. Žinai, žmogus niekada neauks, kada jis kaltins visus kitus. Tas kaltas, atsiprašau, kur tavo rolė, tavo gyvenimas. Ir labai apskritai, tu įsivaizduoji, paimi baltą lapą popieriaus ir tu jį paišai. Vat kaip tu jį nupaišysi, taip ir bus. Nu, nupaišai viską juodom spalvom, nu tai nieks nekaltas. Tu taip nupaišai, žinai. Jeigu aš taip, pavyzdžiui, nenoriu taip. Apsisuki ir nueini, nu, viską tu gali pakeisti. Man atrodo, problema ne žmonių, moterų yra, kai gimsta vaikas, jos pamiršta, kad jos egzistuoja. Ir man atrodo, čia labai didelė problema. Ir vyras irgi pamiršta, kad jos egzistuoja, nes jamgi labai patogu, kad jinai viską pradeda daryti. Nes daryti tai reikia, nu, aš manau, apskritai turėtų būti kursai. Pasodinti ne apie gimdymą, o apie šeimos modelio pokytį. Aš žinau, kas yra išsiskyrimas, aš nenoriu su išsiskirti. Ir aš žinau, ką žmonės pradeda daryti ne taip, kada kas veda prie skyrybų. Nu, bet matai, visada yra antra medalio pusė, ne? Bet čia yra labai įdomu. Okay. Čia yra kita, migdyt vaiką, tai čia nėra ką veikti. Gali pagulėti, aš paskaitysiu, nu, jokių problemų, bet šiaip aš nemigdžiau jos niekada. Supranti, jinai darželį nuo metų. Nuo metų? Ir tu supranti, pas ją nebuvo adaptacinio periodo. Einas, Aš ją palikau 8 ryto, 6 vakaro pasiėmiau. Geras. Ir niekada nebuvo jokių, niekada. Kažkokio tokio jausmo, kad prisirišimas ten dar kažkas, kad vaikas stresuotų. Na, dabar galvoju, va, tarkim, tu su ją pakalbėtum, tai jinai sakytų, mama myliu labiausiai. Ką myli, sakytų, tėtį ar mama ir tėtį. Bet mama ir tėtį. Ir niekas negali ir mama. Ir taip negalima klausti, bet vis tiek. Taip. Na, žinai, tipo, arba paišo, visada mus paišo už 2 rankų. Aha. Mes bet jinai mato pavyzdį, nu, ta prasme. Jo, bet žinai, kaip sako, kad, tipo, ten, nugi, tu bijo mamos, ten daug man rašė, kad vargšas vaikas mano tenais. Nes mamos meilės neturi, netiesa turi. Kaip tai neturi? Kaip žmonės gali matyti, kad jeigu tu labai daug komunikuoji apie tai, apie visą tą meilę, apie tai, kiek tu laiko skiri. Nu, ta prasme, tu tikrai rašai, žinai, jeigu, nu, aš procentaliai nežiūriu, bet apskritai tarp savo darbų, tai kuo tu daliniesi, tu galėtum dalintis tik tai savo, žinai, estetinio darbais ir ten, žinai, savo parduotuvės pardavimais arba ten dar, nežinau, santykiai su vyru, bet tu labai daug daliniesi tuom, kokį ryšį tu kuri su dukra. Nes, matai, aš niekada, aš nepastebiu, ką aš dedu. Aš niekada neplanuoju, ką nors dėti. Visiškai. Bet šiandieną kažkokia, ir aš niekada neplanuoju, ir, pavyzdžiui, vakar aš neplanavau, kad dėsiu tą, bet man atsiuntė nuotraukas, staiga man mintis, kad reikia, ir aš dedu, kaip pokalbį. Aš neplanuoju, ką aš tam kalbėsiu, iš kur aš žinau. Ir natūraliai jis gaunasi tas pokalbis, natūraliai. Bet taip, turbūt dėl to tu žmonės taip ir traukia. Nežinau, ką aš ten traukiu, jis man tą patį sako, nieko aš netraukiu. Nu tai kaip pasižiūri, ne, iš tikrųjų žmonės iš tavęs labai daug viską gauna. Nes aš nesuprotau visiems. Bet tu labai drąsiai tą dalyką darai. Ar ne? Nu, ta prasme, tau nėra minčių, kad oi čia kažkaip, kad čia, nu, nežinau. Žinai, kai kartais būna žmonės eina tam tikrą vaidmenį, ar ne? Nu, pavyzdžiui, aš esu gydytoja ir man nepridera ten kažkaip, tai aš norėčiau tai. Bet aš nežinau, kas man pridera ar kas ne. Nes aš esu be gydytojas dar daug kas. Juk aš esu tik gydytoja. No. Tai aš esu ir dukra, ir mokinė. Ir mokytoja, ir mama, ir sesė, ir teta, ir draugė, ir pusėse. Tu supranti, kiek aš rolių turiu. Taip, ir juose visose tu gerai jautiesi ir taip laviruodama tarp jų. Ir geriausia draugė, ir blogiausia draugė, ir kažkas mane labai mėgsta, kažkas manęs nekenčia. Taip. Ir aš toj pačioj rolėje esu. Man jokių problemų, dėl to, kad aš jau sena. Nu, kur jau sena? Ne, nu, ta prasme, kas yra sena? Gerai, aš sena esu, žinai, kaip aš esu sena ne kūnu, aš sena mintim. Kitaip tariant, išmintinga. Ir brandi. Nu, savo mąstymu. Daug dievė. Žinau, nes ne visada su amžiumi ateina. Bet tiesiog man požiūrės, kad labai viskas laikina yra. Ir tada, kada tu žiūrėk, jeigu tu žinotum, kad tau liko metai gyventi, tu nesipyktum dėl nieko su Tadu, niekada. Tuos metus tu visiškai kitai. Tai va tas laikinumo jausmas pas mane labai stiprus yra. Aš nežinau, kodėl. Aš negalvoju, kad aš metus gyvensiu, bet aš kažkaip labai aiškiai suprantu, kad viskas neturi prasmės. Ir aš tada, man labai ta prasmė yra, va tada, kad pacientui, kad laimingi, supranti, tai yra labai sudėtinga. Man sunkiau laimę rasti. Aš labai norėčiau, kad man suknelė duotų laimės. Man neduoda, nei joks daiktas.
Absoliučiai. Vat, pavyzdžiui, dabar gal man reikia nusipirkti mikroskopą, kuris kainuoja kokių 10 000 eurų. Tam, kad parodyt žmonėm, kas pas juos burnoje darosi, tą apnašą, kad jiems bakterijas. Vytas man sako, tu sveiko proto. Ta prasme, čia užtruks lygiai, sakau, nesvarbu, bet man reikia, gal aš kokius sponsorius rasiu, gal aš ne, aš vis tiek, sakau, kiti tai perka rankinukus už 10 000. Taip. Nu, ir jiems tame prasme, o man neprasmė. Bet kitur tu vis tiek jauti prasmę. Nu, pavyzdžiui, parodyti apnašas arba ten kažkoks nešvarus, čia tau yra prasmė. Jo, ir čia ilgalaikiai, ta prasme, aš galvoju, čia, nes tada žmogus pradės ir man čia yra didelė prasmė ir to netgi mano trumpalaikiai gyvenimo perspektyvoje, jeigu aš galvoju, kad aš vis tiek mirsiu. Bet aš paliksiu po savęs kažką, suprantu. O rankinukas jis neliks niekam. Nu, kažkam tikėtina, kad tai irgi ten, žinai, kad... Nu, bet aš va taip maždaug. Dėl to man yra, žinai, ten visokie, kaip tu sakai, aš labai lengvai komunikuoju. Bet čia tikriausiai duotybė nuo gimimo. Sofija lygiai taip pat lengvai komunikuoja. Visom temom, kaip paaiškėjo. Bet su visais. Jis ateitų čia, jis su tavim labai lengvai kalbėtų. Ir čia nėra, kad aš auklėjau, Sofija lengvai kalbėjo. Nieka, ne. Čia toks, žinai. Bet pas tave irgi atėjęs, vat, yra tas, žinai, gyvenimo laikinumo toks momentas, tai tu neatsikė nuo kada, kodėl, ar tu, nežinau, ar kažkokie tavo gyvenimo sukrėtimai, kažkokie dalykai tave paveikia. Aš galvoju, kad gal, žinai, kaip, aš apie mirtį pradėjau galvoti labai anksti, nes kai mama mirė. Tai 10 metų yra labai anksti, bet čia yra ta pati tema per tą patį. Gal, žinai kaip, kai mirė mama, mes su tėčiu dabar buvom pirmąją laidotuvėse mano dėdės ir buvo labai nedaug žmonių. Laidotuvėse buvo tik šeimos nariai, gal 10 žmonių. Ir mano tėtis sako, aš sakau, tėti, bet kai mama mirė, sakau, buvo tas balius. Pomirtinis balius. Pietus. Sakau, kiek žmonių dalyvavo? Sako, 106. Kaip Lenkų vestuvėse. Ta prasme. Ir sako, Valė, jie po to, taip, jie pradėjo visi dainuoti. Sako, čia laidotuvės, žinai, mamos. Ir sakau, ir man, aš labai atsimenu gerai, kad buvo labai daug žmonių, tik nežinau to skaičiaus, nes tėtis, žinai, jiem įstrigo. Ir aš, kai buvau vaikas, buvo 60 mašinų, paskui važiavo, paskui karstą, 60 mašinų. Ir man tai atrodė didžiulis pasiekimas, nes visi apie tai kalbėjo, kad wow, gerbiama gydytoja, va tiek žmonių. Nu, žinai, atrodė, kad čia didžiausias, wow, toks didžiausias wow. Ir galvoju, įdomu, kai aš mirsiu, kiek bus. Ir aš skaičiuodavau. Taip galvoju, ateis klasiokai, 24 žmonės, jau gerai. Ir aš dabar, kai dabar buvau laidotuvės, aš prisiminiau šitą savo vaikystės skaičiavimą. Ir aš po to, žinau, kai būdavau vyresnė ir galvoju, dabar dar studentai, nu, žinai, dar kursiokai prisidės, jau ten 50 žmonių. Nu, man atrodė, kad turi būti žmonių laidotuvėse. Čia, žinai, tikėtina, kad yra tam tikras tavo prisiminimas ir kažkoks, žinai, ten susijęs su kažkokiais skaičiais, bet iš principo, žinai, aš kažkaip pasidariau savo išvadą pati dirbdama konditerijoje daug metų ir stebėdama profesionalius konditerius, kurie dirba 25-30 metų tą patį darbą. Slaugytojai, gydytojai, ta prasme, nu, yra tokių sričių profesionalų, kurie... Amžinai, vienas dalykas, bet kur realiai tu supranti, kad tie žmonės antiek yra apdovanoti Dievo tam tikrom savybėm, žinai, kur ta prasme, ir gydytojas, aš įsivaizduoju, kad tavo tas kortežas, žinai, tam bus turbūt 160 mašinų. Aš neteisi, tai aš visiems pacientams sakau, neteisi mano laidotuvės, tai aš tau naktį rodysiuos. Žinai, vaiduoklis būsiu. Žinai, gydytojas tampa iš tikrųjų labai tokiu artimu žmogumi, žinai, ir kuris realiai turi labai didelę įtaką. Tai gal čia, žinai, yra prie mūsų pokalbio pradžios irgi susijęs su to, žinai, kad tu iš tikrųjų tu labai stiprią įtaką turi ir tiem žmonėm, kurie pas tave ateina kaip tavo pacientai ir tie, kurie tave socialiniuose tinkluose stebi, ar ne, vis tiek tu turi autoritetą, tu turi labai daug žinių, realiai tu daliniesi tą informaciją, kuri yra labai naudinga žmogaus ten sveikatai, žinai. Ir tada tas tavo žodis, nu, jisai labai, labai didelį svorį turi ir galų gale didelį įtaką gyvenimui daro. Tai paskui jeigu, nu, mes čia kažkaip įdomiai pradėjom nuo mirties. Taip, bet, iš principo tai logiška, jeigu tu netenki tokio žmogaus, jisai tau buvo brangus ir turėjo didelį svorį tavo gyvenime, tai tu nori su juo atitinkamai ten ir galbūt atsisveikinti. Bet aš iš tikrųjų galvoju, tu kažkaip pasukiai šitą temą. Ir jau ne pirmą kartą aš tave kažkada sutikau, žinai, gimtadienį, mes irgi apie tai kalbėjom. Apie mirtį? Kažkada tu irgi apie tėvelį netikti irgi pasakei, kad labai bijotum ir visą laiką tu labai brangini kiekvieną minutę. Ir visą tą, tai, nu, toks, tas turbūt persismelkia į kiekvieną tavo sritį, ar ne? Bet kasdienybėje tu turbūt negalvoji apie tai, kaip, pavyzdžiui, būni su vyru, su dukryte. Nu, tu mėgaujasi čia ir dabar. Jo, bet dėl to. Dėl to.
Bet tai nėra ta mintis, kuri tavęs Nėra, slegia. aš nesu maniakė. Ne. Ir tas neslegia. Čia kaip tik nėra, kad man depresija, čia dabar ne, aš galvoju apie čia, kaip nėra taip čia. Aš galiu taip, žinai, pasako tau ir perdėti tai. Aš labai pergyvenu, kai mirs mano tėtis, aš iš tikrųjų, bet jau pastebėjau irgi, kad po biškį man gal dievulis mane kažkaip tam ruošia. Nes kažkaip tai jau, tai biškį lengviau, nes prieš metus tai aš apsiverkčiau per sekundę. Bet, nu, žinai, supranti, kad vis tiek vaikai turi laidoti savo tėvus. Bet nereikia apie mirtį kalbėti, nes... Nereikia. Tiesiog aš ką ir noriu užakcentuoti, kad tavo atveju tai nėra akcentas mirties, bet tai yra požiūris į gyvenimą, kuris tau leidžia išlikti pozityviai. Ačiū. Aš net mačiau, šitą nesupratau. Nu taip, būtent dėl to va taip ir aš. Ja, tada tas visas tavo pozityvumas. Taip, ir tas ne tiek pozityvumas, kiek tas toksai, nu man, nu ne tai, kad ten kažkas kažką pasakė, nu 100 metų man, nu koksgi, ašgi žinau, kaip yra ir nu ką aš čia kažkam įrodinėturiu. Neturiu, nes kažkokia man atrodo asistentė, seniai dar buvo vyresnė už mane moteris, ir sako, Valentina, kai tu gulėsi patale, visuomet tai įstringa tokie žodžiai. Sako, tu atsiminsi kai ką, kas yra svarbu. Ar tu ten atsiminsi kažkokį ten, nu neatsiminsi. Ir tai, tu žinai, aš tai visą laiką galvoju, ar čia yra svarbu ilgalaikiai perspektyva, ar po metų, tai bus, ar po savaitės. Nu ne. O kaip tu manai, kodėl kitų žmonių nuomonė labai veikia? Ir kartais netgi paveikia gyvenimo kokybę? Neįsivaizduoju. Man čia, nu čia žinai, kaip Sofijos, nu čia yra toks, nu gal nebrandumas. Nu, va, Sofija gali paveikti, aš jai pasakysiu, ją labai paveikia. Nu, tai kuo mes jaunesni, tai natūraliai, bet kai tu daraisi vyresnis, nu negali, man dabar, pavyzdžiui, žinai, atėjo, labai juokinga pasakos, atėjo vaikas pas mane aną savaitę ir aš jam turiu plombuoti dantį, 8 metai, jis atsisėda į kėdę, atsuka mane ir sako, tu man gydysi? Sakau, nu. Sako, galvojau, bus jaunesnė gydytoja. O pas mane langas buvo atidarytas. Sakau, klausyk, tu va, tu įskrisi per tą langą. Sakau, supratai? Sakau, ir moteriai, nei apie jo svorį, nei apie amžių, niekada, sakau, supratai? Amžinai turi šitą pamoką supras. Nuo 8 metų, žinai. Nu, čia viskas juokinga, bet, nu, ar dabar man, aš galvoju, pergyvenu tam, nu, žinai. Tai tu jau supranti, kas tau ką sako. Bet nereikia čia kreipdėmėsi. Bet aš manau, čia su nebrandumu susiję. Reikia daugiau skaityti knygų ir auginti savo vidinį stuburą. Supranti, kad tave paputė vėjas, nu negali tu būti kaip nedra, paputė. Tai čia išprotės, į psichušką gali važiuoti tada. Nu. Tai įdomu, kiek Valentina turėjo perskaityti knygų, kad jos stuburas ant tiek jau ant plėninius tiesiog. Daug. Bet tai tu vat irgi fainai sakai, žinai, kad niekada apie moteris ten nei svorį, nei grožį, nei ten metus ir panašiai. Ir man labai patiko tavo postas apie tai, kad tu savo naujiesiam metam išsikėlė į tikslą ne svorio kažkiek ten kilogramų numesti, nei kažką, bet lėčiau gyventi. Kodėl tau tai yra svarbu? Nes labai greit gyvenam, nepastebim. Supranti? Taip viskas, va tas tempas ir va tu nebepastebi va to, kad kai ryte išeini ir žolė ir atsimeni vaikystėje, kaip eidom, pavyzdžiui, tiesiog iš mokyklos ir būdavo tie lapai prikritę, aš taip labai mėgdavau daryti ir aš tos lapus visus su kojam, o Jėzu, va taip, žinai, juos visus iškedendavau ir tas kvapas lapų, jisai taip, nu, čia yra stebuklinga. Arba kaštonas. Ir va tai yra vaikystė, kad tu niekur neskubi, tai niekas tave, žinai, greitai, aš nemėgstu greitai, aš labai mėgstu neskubėti. Bet ne visada gaunasi ir reikia save stabdyti, žinai, lėtai valgyti, lėtai gerti kavą, pažiūrėk, kaip žiūrėk greit išgeriu. Aš, nu, tarsi, kaip kokį, nu, supranti. Nu. Bet jau kitą kartą jau tada ramiau. Jo, nes tai tai yra malonumas, lėtai gyventi yra malonumas, nes jis ir taip greit praeina. O tau buvo, pavyzdžiui, kažkokie tokie ženklai, nežinau, tarkim, praeitų metų ar ne, tam, kad tau jau, nu, būtent jau šiem metam, tu kaip jau netgi tikslą turėtum išsikelti, kad lėčiau gyventi, ar ne? Jo. Buvo kažkokie, va, tokie, sakau, momentai, kur tau jau kaip red flagai buvo raudonas šviesytės? Jo, aš nepastebėjau, kai Sofija užaugo. Okay. Aš nepastebėjau, aš atsidariau, žinai, žurnalą, kad užrašyt kažkaip, nes buvau rašiusi iš pradžių, kai nebuvo mažytė diary, tą dienoraštį. Ir dabar aš atidarau ir galvoju, o kaip šitie metai, ką aš per šitos metus padariau, supranti, pas mane toksai kaip blackoutas, aš neatsimenu, aš per greit viską dariau. Čia kaip būna, tu sėdi mašiną ir nori važiuoti namo, bet nuvažiuoji į darbą. Ir tugi supranti, tu esi sąmoningas žmogus, tu buvai pilnoj sąmonė, ne narkozijai. Kaip tu nuvažiavai į tą tašką B? Kodėl? Ir aš galvoju, kas valdo tas smegenis, kodėl, kur mūsų, nes mes viską darom vienu metu 10 darbų, supranti, ir tas nėra to buvimo čia ir dabar. Ir tu prarandi tą gyvenimo kokybę. Tai jau čia.
Bet iš tikrųjų, taip, žinai, aš netgi, kai ruošiausi mūsų pokalbį ir galvoju, čia visai, kaip aš čia tavęs klausiu, kaip įvedinėsi ten į pokalbį ir panašiai. Ir man vos ne pirmas toks klausimas buvo, tavęs stebint, atrodo, nu tai belion kokio esi profesionalumo odontologija, ne? Pas tave karjera tokia, kad tikrai pas tave eilė stovi ir žmonės kartais netgi mačiau komentarą, kad skundžiasi, kad patekti pas tave neįmanoma. Pas tave negaliu pasidalinti. Aš čia kaip komplimentas sakau, ta prasme, kad pas gerus profesionalus iš tikrųjų reikia palaukti, kol patenki. Kas turi kantrybės, tas patenka. Žinau. Galų gale elektroninė parduotuvė, švarus dantis negenda, ar ne? Tiek, kiek, na, nesuvaidinsi tų tokių dalykų, žinai, kai matai tavo santykį su vyru, kokia tu rūpestinga mama, vat būtent tavo tas sąmoningumas į tai, kad kai tu jau baigi darbus, tai su dukra ten būni ir jūs viską stengiatės daryti kartu. Ir taip stebint, galų gale netgi tavo bendravimas su kitais šeimos nariais, kaip tu brangini tą santykį ir panašiai. Ir atrodo, nu taip, nerealiai pas ją subalansuotas tas gyvenimas. Aš nežinau, kaip atrodo iš šalies. Tai va aš ir, na, žinai, aš tau sakau, bent jau mano įspūdis, kad taip atrodo, kaip tau pačiai, tavo vidinis įspūdis. Taip ir yra. Iš tikrųjų, tai ką tu matai Instagram'e, tai aš nieko nu, tugi matai mane. Ar aš dabar kitokia negu Instagram'e? Aš lygiai taip pat bendrauju, ne? Tai aš nieko nežinau, man tai atrodo, kad viskas yra natūraliai ir tas Instagramas kažkaip labai natūraliai, jisai visas gaunasi. Aš kažkada norėjau 3 vaikus turėti, 3 berniukus, nes pas man labai daug energijos. Ir aš galvoju, tikrai sudylinsiu. Nu, tik taip gavosi, kad neturiu. Ir galvoju, labai gerai, bet aš turiu daug energijos. Matyt, gimsta žmonės turėdami daug energijos. Pradėjau pas mane dega užpakalis, man visada, nu, vat, ir aš daug turiu ir aš labai daug galiu padaryti. Kada aš mokinausi psichologijos akademijoje, 2 metus studijavau, gal man buvo 28 metai. Tenais buvo toks klausimynas, reikia užpildyti ir aš neužmiršiu. Klausimas buvo toks, kai suskamba telefonas, ne, nu, vat, kambarį arba ten į duris, jūs tenais, nu, pakeliat ragelį ten po 5 minučių, arba tenais po 10, arba iš karto. O aš sakau, o yra toks, kai aš pakeliu, kai dar nesuskambu. Žinai, aš greičiau darau, jo, tokia reakcija. Okay. O tu psichologiją studijavai lygiai grečiai su odontologija? Aš buvau odontologija tada jau. Jau buvai. Ten buvo savaitgaliniai, yra dabar irgi psichologijos akademija, tu ten 2 metus gali, kas antrą savaitgalį, man atrodo, kažkas tokio. Labai įdomu. Tai buvo dėl savęs ar dėl darbo su klientais? Ne. Dėl savęs? Dėl savęs. Nes kai tau yra iki 30, taugi tenais pastoviai. Egzistenciniai klausimai. Milijardas klausimų, jo. Tu čia blogai gerai ar ten taip toliau, tai čia yra prie tų knygų skaitimo, prie viso, čia yra prie saviugdos. Tai vis dėlto buvo pas tave tas, nu, žinai, kad aš nusiraminčiau, kad visi mes esame normalūs. Visi mes vienodi. Ir kad, žinai, kad nu, būna visiems, kad tai yra normalu, kartais savęs klausti ir kartais to stuburo neturėti kurį laiką, bet tiesiog yra būdas jį susitvirtinti. Jo, bet aš tau sakau, kada tau yra 40 metų, tai jau pas mane jis yra plius minus, bet yra daug žmonių, kurie ir 40 jo neturi. Tai va tas ir yra, tu esi ir tai, ašgi toliau augau, ten, žinai, skaitau, mokinuosi. Viskas mus formuoja, žmonės mus formuoja, kokiais su keistų žmonėmis esi. O tada tai apskritai labai daug klausimų buvo. 26, 25, tu nulinė kažkokia, tai žinai. Ir tu gydytoja. Nu kokia tu gydytoja? Manau, kad nuo 30 turėtų būti. Nu žinai, nes aš gydytoja tapau, man buvo 23. Nu kokia aš gydytoja? Oho. Nu kokia, kas žinai. Nu tokia, kurią reikia dar patirties susirinkti. Tai aš žinai, bet įdomiausia yra tai, kad aš buvau didesnė gydytoja negu dabar. Aš buvau profesorius. Nu va, tai žinok, visi, kas baigė, visi jie profesoriai. Čia yra kažkoks paradoksas. Jau kokia aš protinga. Tai aš dabar galvoju, kokia aš durna. Sau. Nu va dabar aš savaitgalį irgi mokinausi. Nu kokia aš durna. Ir kaip aš tada taip gerai jaučiausi, žinau, kai mes su kolegom kalbam, kas yra, kodėl galima grąžinti tą jausmą, nes aš labai norėčiau, man nėra to jausmo. Nėra, tu čia sakai gydyti, nėra to jausmo, žinau. Bet čia gal kažkaip su metais ir kuo daugiau tu visko žinai, kažkoks toks vidinis, tarsi, nežinau, nuolankumas atsiranda, toks kažkoks kuklumas, ar ne, ta prasme, nes būtent, žinai, su ko man labai primena. Pavyzdžiui, patys turtingiausi žmonės yra patys kukliausi žmonės. Tu niekada nu, ta prasme, yra daug žmonių. Aišku, yra tų, kurie, žinai, kuriems labai svarbu savo statusą rodyti, bet šiaip iš principo tikrai nemažai yra žmonių, kur niekada net nepagalvotum, kad jis yra milijonierius, nes jis labai žemiškas, labai mandagiai su visais bendrauja ir panašiai. Ir net tai tu turbūt esi tas pavyzdys, žinai, kur tavo žinios yra ant tiek ten toli, kad tau jau, nu, žinai, kad tu kaip tik tokia visiškai, žinai, ramiai kukly ten ir tau nereikia rodyti. Man nereikia niekam nieko įrodinėti. Nes tu žinai, kad turi. Aš žinau, kas kitas yra. Ir kai būna tenais, kokie nors, žinai, būna
išeini autinai su draugais ir su kažko susipažįsti, tai sakau, aš tai McDonald'e dirbu. Aš niekada nesakau, jeigu žmogus nežino, ir jeigu mes tai kur tu dirbi, sakau, aš tai McDonald'e, McDrive, visada sakau McDrive. Kad neuždavinėtų man klausimų, nes po to prasideda, žinai, milijonas klausimų. Nes aš irgi noriu pailsėti. Man reikia specialiai pailsėti nuo darbo. Nes... O su tavim pradeda konsultuotis? Jo, visi pradeda konsultuotis. Sakau, gerai, kad aš ne ginekologija. Nes pradeda atidarinėti burną. Taip. Ta prasme, čia yra klasika ir viskas. Nu. Aš atsimenu gimdymą, važiuoju gimdyti, jau važiuoju gulėjau ant stalo gimdymo. Ir akušerė, ne akušerė, o moteris, ne akušerė. Moteris ten, kur valė tvarkė, nu aš nežinau, kažką ten spinteles pavalė, kodėl ne tau valė. Ir sako, tai jūs gydytojo, jinai atsistoja prie manęs, o man ten sąrim ir aš ten visą kartausi. Sako, pas mane ten tiltelis auksinis, dar Tarybų sąjungos laikais dėtas, o čia, žinai, tai va, supranti. Kaip tu galima čia fotovą, sakysiu, kad nekonsultuoju, sako, kai gimdau. Būna išlygų, ar ne? Taip, nu, kadangi vieną kartą tik. O Jėzu. Bet iš tikrųjų tu labai daug mokaisi, labai daug keliauji ir, žinai, tavo tie mokslai, iš vis, čia neseniai mačiau, kad ir Brazilijoje buvai, JAV. Jau čia seniai skaitai. Seniai prieš pusmetį. Visi skaitai. Bet iš tikrųjų daug labai keliauji, atitinkamai ir dukrytę turi. Ir vyras, ir suprantu, kad irgi puoseliai ten, atrodo, stengiasi laikyti visus tos kampus. Ar tau būna tokių dienų, kad tu nespėjai, žinai? Nespėjau ko? Vat kažko, kas yra suplanuota. Ar pas tave visada suplanuota tiek, kad tu spėtum? Matai, aš nespėju, pavyzdžiui, išlyginti rūbų. Aš turiu prioritetus. Taip. Aš nespėju sutvarkyti ir mano vyras labai nesidžiaugia tuo. Taip labai diplomatiškai vardinta. Nesidžiaugiais. Aš nespėju jam kiekvieną dieną daryti vakarienės. Aš gal ir spėčiau, bet aš nedarau. Nes aš ant tiek būnu pavargus po darbo, kad aš ant tokios sofos atsiguliu ir komui guliu, žinai. Aš daug ko nespėju, bet aš turiu savo svarbius prioritetus, pavyzdžiui, Sofijai. Aš nedarau kiekvieną vakarą, žinok, Sofija, kas antrą vakarą valgo kiaušinienę. Nes aš nespėju tiesiog. Ir jai viskas gerai su tais baltymais ir man gerai ir visiems gerai. Ramiai galva. Ramiai galva, jinai pripratus. Aš galbūt nespėju su draugais susitikti visais, kuriais norėčiau. Iš tikrųjų, mano draugės daug paliūdės, kad jos, pavyzdžiui, ateina pas mane į darbą, paima mano darbo knygą ir įrašo. Va, jinai pas mane dabar pažinai, kada Liepos gale man įrašė spalio 13 dieną, kad mes susitinkam. Jo, nes buvo artimiausias. Tai aš daug ko nespėjau. Ir tai mano toks klausimas, sekantis iš to, žinai, vienas dalykas, kaip tu tos prioritetus susidėlioji, o kitas momentas, kai, pavyzdžiui, nespėji ir koks tas jausmas būna, žinai, kur, pavyzdžiui, vienos save pradeda kaltinti, kad aš kažko, žinai, nesugebu, kad aš kažko nespėju, save pradeda dėl to griaužti, žinai. Kitos tiesiog, pavyzdžiui, man praeitais metais atėjo suvokimas, kad kažko atsisakyti arba atidėti ilgesniam laikui, nežinau, neribotam laikui, arba tiesiog pavėlinti ten ir panašiai, tai nėra pralaimėjimas. Tai, žinai, čia mano asmeninis buvo toks, žinai, kažkoks suvokimas, insightas vidinis, kaip pas tave būna su tuo? Žinai, yra tam tikri prioritetai, kuriuos aš visada spėju. Tai dukra yra šventa, bet tai yra iš mano patirčių. Pavyzdžiui, kas bebūtų, aš eisiu į Sofijos kalėdų šventę, tai neįmanoma, kad aš neičiau. Arba tenais aš būtinai ją rugsėjo 1. Ta prasme, tokie, žinai, labai jos gimtadienis, tai yra, šventovė, nes man, pavyzdžiui, niekas nedarydavo to, tai tikriausiai iš savo traumų. Laikas su Sofija, bet tas labai, jis gal nėra jo tiek daug. Aš ne iš tų mamų, kur sėdi visą dieną ir ten, žinai, vaikas savo, o aš savo. Ne. Aš savo turiu būtinai ir aš tada ateinu ir aš pilnai su ja taip panardinu galvą, žinai. Tai tu būni kartu, o ne šalia? Jo. Ir to labai pakanka. Bet, nežinau, laviruoju labai. Būna kartais, aš išsinuomoju viešbutį, išeinu gyventi kokiom 2 dienom, nes man nuo visų bloga. Ir man reikia labai vienatvės. Aš realiai galėčiau gyventi be nieko. Aš galėčiau gyventi be vyrų ir be vaiko. Šitą labai žinau. Jo. Bet įdomu, atitinkamai sakai, kad tu žiauriai kaifuoji nuo buvimo mama. Jo, bet aš, pavyzdžiui, man sako visi, vaikas užaugs išeis, sakau, tai ačiū Dievui, kad visą gyvenimą reikėtų su vaiku gyventi, aš išsikraustyčiau iš proto. Man tiek reikia erdvė, aš labai, žinai kodėl, nes aš viena augau vaikystėje.
Ir niekas man nerodė dėmesio. Niekas. Ir visi galvoja, pavyzdžiui, kad, Valentina yra ekstravertė. Ne, aš nesu ekstravertė. Tau, bet, pažiūrėjau, kaip aš lengvai kalbu, aš esu intravertas, bet adaptavęsis. Ir aš dariau daug testų ir iš tikrųjų aš esu intravertas. Ir jeigu man reikės rinktis, man labiau patiktų eiti, dabar pasimti knygą, būti vienai ten, man labai patinka. Dėl to man labai patinka mano darbas, aš viena pasineriu į tą savo plombavimą. Aš nemėgstu su žmonėmis. Žmogus negali su tavim kalbėti. Ne, labai gerai, tyliai savo, nieks nesupranta. Tu jam prikiši ant tą burną, jisai negali šnekėti. Nu, tai va, bet, žinai, jeigu šiaip jau mes kalbam apie mano prigimtį, natūrą tą tokį, kad vienai, man labai gerai. Kiti sako, vieni nemoka gyventi. Aš tai labai moku. Aš Vytui sakau, gali komandiruoti išvažiuoti, kada nors, dar niekart neišvažiuoju. Prašau, dink. Ne, išvažiuok, komandiruoti, sakau, pabūk. Nėra per 10 metų išvažiavęs. Kitas, žinai, būna skundžiasi, komandiruoti išvažiuoju. Tai va, ir nėra tokio dalyko, kaip savęs kaltinti. Nu, klausyk, čiagi absurdo viršūnė. Tai čia labai įdomu. Na, žinok, čia yra milijonas moterų, kuriom tai yra kasdienybė. Nu, kodėl? Ta prasme, kodėl? Aš čia, žinok, mūsų pokalbio esmė, kad tokius klausimus mes ir iškeltume. Ta prasme, nes, žinok, tai yra visiškai begalės moterų kasdienybė, kurios neįsivaizduoja, kaip gyventi be kaltės jausmų. Bet čia yra kažkokie dalykai. Ir tokios moterys kaip tu, yra įkvėpimas, kur girdi, tai galima savęs nekaltinti, nes pam, žinai. Nes aš, pavyzdžiui, net nesuprantu, kodėl reikėtų save kaltinti. Ta prasme, jeigu tu, žiūrėk, yra labai paprasta. Aš taip Sofijai mokinu. Jinai, sakau, žiūrėk, yra šitas, šitas, kliūtis, kliūtis. Tai tu arba ją apeini, arba peršoki, bet nestovi ir savęs nekaltink, kad ta kliūtis čia yra, jinai yra. Tai, tu kažką padaryk, kad arba jos nebūtų, arba tu nekaltink savęs. Tiesiog, susitaikai, kad jinai čia yra. Nes, nereikia susireikšminti, nuo mūsų viskas priklauso. Man atrodo, tai labai susireikšminimas. Nepriklauso nuo tavęs viskas, Ir nežinau, aš viską taip sakau, viskas yra paprasčiau, kodėl tu, o kodėl ne jisai kaltas? Ta prasme, ir apskritai, kodėl mes turim kažką kaltinti? Tai va, šito aš nesuprantu. Ir žinai, ko aš nesuprantu, kai žmonės skiriasi, kodėl jie pradeda vienas kitą kaltinti? Pradeda draskytis, vaikų neduoti, ir tai 90% elgiasi. Kodėl negali gerai. Jis nebemyli tavęs, tu jį pagavai, kad jis ten, arba tu jam neištikime, arba jisai, sakykime, arba apskritai atšalo, nebūtinai trečias žmogus. Tai bet kodėl dabar staiga reikia jam keršyti? Prieš tai viskas buvo gerai. Jo. Iš tikrųjų, tai daug labai pasako apie tave patį, ar ne? Ta prasme, vis tiek tai yra žmogus, su kuriuo tu gyvenai. Jisai irgi yra tavo gyvenimo dalis ir tada jinai pasidaro labai nemiela. Taip, bet tai, žinai, tau, pavyzdžiui, režisierius ar manęs irgi nemyli, bet aš su gražiai kalbu, ten pasisveikinu. O kodėl dabar su savo tą antrą pusę, su kuria tu turėjai nuostabų gyvenimą, staiga ten išsiskyrė? Nes matai, jisai ne pagal tave dabar žaidžia. Tu taip neplanavai, bet nieks, toks gyvenimas. Ir staiga tu jį pradedi niekinti, ten kaltinti, jisai. Ir staiga jis tampa kažkokiu ten monstrų baisuliniu, ne? Žinai, man atrodo, čia dar truputėlį yra susiję, kad tau reikia rasti priežastį savo blogos savijautos, ar ne? Ir ta priežastis kartais gali būti tu, bet jeigu tau pavyksta perkelti priežastį ir kaltę, ar ne, ant kažko kito palengvėja. Žinai, tarsi, kad... Matomai, bet aš tai manau apskritai, kad tas, žinai, žmogus niekada neauks, kada jis kaltins visus kitus. Tas kaltas, atsiprašau, kur tavo rolė, tavo gyvenimas. Ir labai apskritai, tu įsivaizduoji, paimi baltą lapą popieriaus ir tu jį paišai. Kaip tu jį nupaišysi, taip ir bus. Nupaišai viską juodom spalvom, tai nieks nekaltas. Tu taip nupaišai, žinai. Jeigu aš taip, pavyzdžiui, nenoriu taip. Apsisuk ir nueini, viską tu gali pakeisti. Tu visada buvai tokia sąmoninga ir visą laiką pas tave tas buvo, ar vis dėlto su metais? Čia tiesiog tom, kurios dabar nesugebėt savo taip pasakyti, pasirinkti tas spalvas, kad jos turi šansų padėti kitaip mąstyti ir požiūrį keisti? Aš neįsivaizduoju, kaip. Aš negaliu tau sakyti, kokia aš buvau, ar nežinau, tikriausiai buvau kitokia kažkokia. Aš manau, kad gyvenimas bet žiūrėk. Nežinau, bet aš, pavyzdžiui, aš to pasakysiu taip, bet aš skiriausi savo buvusiu vyru, ne? Ir mano draugė sako, tu jį dabar nuogą palik. Sakau, ne. Nieks manęs nemokino to. Nesakau, kaip? Kodėl? Mano viduj to nėra, aš negaliu keršti, pas mane nėra keršto pavydo, pas mane šitų dviejų dalykų nėra. Bet tu esi labai, iš savęs prisipildžiusi.
Ta prasme, žinai, man atrodo, kad žmonės pradeda gal kaltinti ir gal kažkokius neigiamus dalykus jausti kitam, linkėti kitam ir panašiai, kaip pas jį kažko trūksta, žinai, viduje. Tai tu labai turbūt su savim daug dirbi, aš nežinau, kuom save pripildai, nes šiaip laimingi žmonės taip daro, žinai. Čia, kaip mes su sese kažkada kalbėjom, žinai, mes niekada nepavydime turtingiem žmonėm. Ir aš nepavydžiu niekada. Nes tau atrodo, tai aš kaip tik tada mieliau jį pakalbinsiu ir sužinosiu, kaip jam tai pavyko ir, žinai, ir iš jo pasisemsiu pavyzdžio, negu kad ten pavydėčiau, kad jisai turi labai prabangų automobilį arba keliauja labai daug. Aš manau, kad turtingi žmonės, kurie iš esmės yra turtingi nuo to, kad dirbo, ne? Nu, nepaveldimumas kažkoks. Tai žinai, kodėl jie kuklus? Todėl, kad jų tikslas niekada nebuvo pinigai. Man taip atrodo. Ir tada natūraliai, nu, jiems, nu, kada tikslas tavo nėra pinigai, tada to natūraliai, mano, pavyzdžiui, aš atidariau e-shopą, tai nėra tikslas pinigai. Tai labai daug švietėjiško to tokio, ar ne? Jo, absoliučiai, ne dėl to. E-shopas buvo sukurtas, nes kitu atveju mes ne šitą e-shopą atidarytume, nes iš jo tai čia mažai pinigų. Atidarytume, nežinau, ko ten šampūnų ar kremo, aš nežinau kokie. Bet kada labai svarbu, koks gyvenime tikslas. Ir auklėjimas, pavyzdžiui, mano tėtis visada skiepė vertybės, tas teisinga, žinai, pagarba. Jisai visada sakydavo, Valentina, kad žmonės tave mylėtų, gerbtų, tu turi būti sąžiningas, tu turi doras žmogus būti. Nu va taip, ta vertybių skalė visai kitokia. O dabartiniai žmonės, mes šiandien su viena buvo pacientė gydytoja irgi. Ir jinai sako, labai dabartinis pacientas pasikeitė. Tu supranti, pacientas pasikeitė. Ta prasme, anksčiau, jeigu pas ten visi ateidavo, laukdavo, pas mano mamą visi, aš atsimenu, eiliai ten pasipuošė, ateina. Tikrai, ten neša gėlės, gydytojai būdavo, wow, kažkas tai tokio. Tai dabar pacientas pasidaro toks akiplėša, jisaigi geriau žino, jisaigi kas tu čia, žinai, nu, pasikeitė labai pacientas, kartos pasikeitė. Ir dabartinis pacientas, jisai pasidaro labai, čia gal tie įstatymai, nu, aš nežinau, bet jis labai egocentriškas ir toksai savanaudiškas, labai, nu, žinai, ir mes turim teisės. Bet, pavyzdžiui, žinai, tas, tarkim, mes diskutavom su aš, kad yra tas kažkoks ten portalas, kur pacientas gali parašyti apie gydytojo komentarą, sakykime, ne? Dabar žiūrėk, tu niekada apie tai nepagalvoji, nes nesi gydytoja, bet gydytojas negali. Taip. O kodėl? Dėl to, kad yra įstatymas, ten kažkoks pacientų apsaugos. Gerai, tada aš tau užduodu klausimą, o kur yra gydytojų apsaugos įstatymas? Mes gydytojai žmonės, lygiai tokie patys kaip pacientai. Ir aš esu, nu, supranti. Ir toks kažkoks žaidimas, ir tada tas pacientas, man, nedaug dievė, mano visi nuostabūs pacientai, bet aš žinau, kad gali vis tiek. Nu, keičiasi kartos, tiesiog jų mąstymas. Jie nenori dirbti jaunimas. Jie nori va čia ir man. Aš tai noriu, va aš irgi. Jūs kaip, nes dažniausiai klausiu, kaip jūs tokia populiari Instagram'e? Nu 100 metų. Nu aš nieko nedariau. Nei tu žiūri, nei tu ten. Nežiūriu, nei, ta prasme, aš nieko nedariau. O jiems, vat, nu kaip tu, o kodėl, sakau, man tie, aš nieko nedariau, kad tuos skaičius pakelti. Niekada gyvenime, ne apie tai buvo. Niekada nedariau, kad uždirbti, ne apie tai buvo, nuo pat pradžių. Buvo apie tai, kad dirbti, nu, fantastiškai savo darbą, kad būt gera gydytoja. Aš negalvojau, kaip čia uždirbti, ten 2000 eurų, 3, aš negalvojau apie tai, kaip čia uždirbti. Tai va, žinai, viskas labai kinta. Na, žinok, iš tavo pasidalinimo iš karto net keli klausimai, žinai, šitą. Tai vienas momentas, žinai, kai tu sakai apie tas pacientų kartų pokyčius ir apskritai, tai aš tą patį jausmą, man atrodo, kad labai panašų jausmą jaučiau, kai turėjau labai didelę komandą ir buvau darbdavio pozicijai, žinai. Ir toks irgi jausmas, jis mane lydi iki šiol, kai aš stebiu, pavyzdžiui, tam tikras teisinės bazės ten ir panašiai, žinai, kad darbuotojas yra apsaugotas. Ten tiesiog klodai, žinai, tokiais sluoksniais, ten visokiausiais, o darbdavys, jisai toks, žinai, kaltas už tai, kad jisai bando verslą daryti, žinai. Kosmosas, ne? Tu kalta, tu sudarai dar tas sovietinis toks. Jo, čia labai įdomu. Jo, kad, žinai, verslininkas yra vagys, žodžiu, ir kaltas dėl to, kad darbuotojas turi darbo vietą, žinai, ir gauna atlyginimą. Ir tie visi vatvaro ant to savo darbdavio, koks jis blogas, bet dirba pas jį. Nu, vat, nu, čia mistika, čia galima, žinai, diskutuoti be perstojo. Ir atitinkamai tada galvojau irgi apie tas vertybės, žinai, kur tu turi dukrytę, kuriai jau yra tas amžius, kur tikrai yra laikas, ar ne, dėkti visokias vertybės ir galvoti, ką tu kalbi, apie ką jinai įsideda į galvą ir tu jau atitinkamai girdi, kokias išvadas iš to darosi, ar ne. Tai pavyzdžiui, tu turėdama savo auklėjimo bazę, matydama dabar, kokie pokyčiai vyksta, ar ne, kaip tu visą tai, žinai, kažkaip suvirškini ir taikai savo gyvenime ir auklėjime savo dukrytės? Aš tą pasakysiu, pas mus yra tokia nerašyta taisyklė,
mes namie nekalbam apie pinigus. Mes jų niekada neakcentuojam. Nu, mums pinigai yra svarbus kaip ir visiems, tai yra normalu, bet mes niekada, nu, kiek čia uždirbai, kiek čia mokėjai, ten, nu, nėra, žinai. Ir mes niekada nekalbam apie brandus. Niekada pas mane jokių nėra, jokių kalbų, aš niekada, jokių jo. Ir įsivaizduoju, kad ateina Sofija ir sako, mama, man senelis nupirko Gucci diržą. Aš sakau, tu žinai, kas yra Gucci. Tu supranti? Prie ko aš linkiu? Prie to, kad namie tu gali labai geras vertybės ten sakyti, ką tu nori. Bet taip svarbu aplinka. Ir jinai ėjo visą laiką į privatų darželį. Ir mes ją vedam į valstybinę mokyklą. Būtent dėl šitos priežasties. Kad jinai pradėtų augti su vaikais, kurie negali turėti Gucci. Nes pas mus privačiam darželį vaikai su savo telefonais ir, supranti, Gucci getrais. Aš ne prieš Gucci, bet aš prieš, kad mano vaikas vertintų Gucci labiau negu žmogų. Va, prieš. Supranti, ką aš noriu pasakyti, kad neišvers mano neteisingai žodžių. Ir aš manau, kažkaip tai aš noriu ją taip įdėti tą aplinką tokią, nu, vat, paprastesnę. Paprastesnę. Ir va čia tas auklėjimas, nes vis dėlto auklėjimas, nu, žinai, pavyzdžiui, mano aplinka irgi, manęs tėtis nelabai auklėjo. Nes aš jo nematydavau, mama mirė anksti, aš kažkaip viena augau. Ir kaip aš neišaugau lauke, nežinau, galėčiau lauką, nu, žinai, toks laukų gėlė. Ne, kažkokios, gal vis dėlto, kai tu gimsti, tu žinau, kad atsineši kažkokį, gal, nu, angelas, sargas tave saugo, aš nežinau, žinau. Bet kažkas ne kartą, žinau, kad apie tai kalbėjom, tarp kitko, ir su Ieva, žinai, mes irgi, kadangi bendra pašnekovė, tai į kontekstą įvedu, bendra pažįstama, tai irgi kalbėjom apie tai, kad, žinai, būna tokių gyvenimo patirčių, kur, pavyzdžiui, bet tarp kitko ne tik su Ieva. Žinau, aš dabar taip mintyse visus pokalbius, kuriuos jau turėjau, žinai, perverčiau. Ir kiekvienos mano kalbintos moters gyvenime būna tokia patirtis, kuri galėjo nublokšti į tą pusę, kur tu sakai, kokia aš esu likimo nuskriausta, kiek iš manęs atėmė. Ir ten, žinai, nežinau, laukais, vat, būtent kaip kokia gėlė ten nueini su visais ten neigiamais, su visom neigiamom pasiekmėm, bet kažkodėl, va, tos mano galių moteris, Jos tai vadinasi galių moteris, žinai, ir tikrai kažkaip atrodo, kad tos kartais labai sukrečiančios, kartais tokios tiesiog sudėtingos tos patirtis, jos atvirkščiai kažkaip užgrūdina ir kažkokį labai stiprų vertybinį pagrindą padeda. Nes kuo sunkesnis gyvenimas žmogaus, aš manau, kuo jisai yra labiau užgrūdintas žmogus, tuo jisai kažkaip man atrodo geresnis. Aš nemanau, kad žmogus, turėdamas viską išlepintas ir, vat, žinai, toksai, aš nemanau, kad jis gali būti geras žmogus. Aš galiu klysti. Bet man taip atrodo. Man taip, aš nei vieno nemačiau, tas geras žmogus, kokį aš, geras žmogus niekada nežemins kito. Geras žmogus niekada silpno dar labiau, jisai kaip tik pakels, žinai, silpną, jisai padės. Bet tai yra geras žmogus man. Nes jeigu tas, žinai, kas yra, kaip Sofija sako, mama, kas yra geras žmogus? Geras žmogus, kuris nesityčios, kuris perves močiutę kai mes ėjom, žinai, ir močiutė sako, tu turėjai padėti, nes tu geras žmogus. Kada tu pastebi aplinką, kada tu geras žmogus, jisai pamatys daugiau, o ne tik tai, kas va čia, žinai, ir ne tik apie jį. O tai yra geras žmogus. Tai... Ir tai yra irgi atsakymas į klausimą apie auklėjimą, žinai. Taip. Tarsi, čia yra tokius labai pastovi daug tokio sąmoningumo ir kiekvienos situacijos tokios analizės. Žinai, aš kol kas neturiu tokio amžiaus vaiko ir aš nesu tikra. Pas mus dabar kitos, žinai, ten temos ir ten, žinai, tas stebėsena, kas ten su juo vyksta ir tu irgi kažkaip stengiasi laviruoti, kad tas žmogus, žinai, irgi augtų kažkoks, žinai, ir protingas, ir žodžiu, ir, nu, geras jo savybės pastebėti ir ten, žinai, palaikyti. Bet tai dar nėra tas, žinai, 6-metis, 7-metis, kur tu jau gali kalbėtis, kažką diegti ten ir panašiai. Bet tu dabar labiausiai auklėjai. Tu žinai, kad iki 10 metų. Netgi iki 3 aš girdėjau, kad tie, nu, tokie elgsenos labai svarbus momentai. Jo, nes kiek aš klausiau Landsbergienės paskaitų, tai jinai sakė, iki 10 vyksta auklėjimas, o nuo 10 jau tu viskas.
Tai Laurinavičius sakė, kad iki 3 yra va tas, kur tu dar gali dėkti viena kryptimi, žinai, tarsi ką įdėsi, tą ir įsidės, nes paskui jau toks prasideda, kad tu aiškini. Okay. Ir niekas nemėgsta, kai tu aiškini. Taip. Nu, pas mus tas jauno metuko prasidėjo, tai, žodžiu, kita tema. Anksčiau, ne? Pas mus paauglystė labai anksti prasidėjo. Okay. Bet tai iš tikrųjų labai, žinai, stebiu ir aš kaip ta mama, kurios dar tai tik tai laukia, man labai gražu stebėti, kaip tu tokias paprastas, kasdieniškas situacijas taip paimi kaip pagrindą kažko naujo išmokyti, ar ne? Ir tau visą laiką tai pavyksta natūraliai tiesiog, ar tu vaikštai ir Valentina, žiūrėk, dabar yra svarbu parodyti dukrai vieną kitą dalyką. Ne, man atrodo visų pirma, labai svarbu būti tuo, ko esi. Aš neapsimetinėjau nei prieš tave, nei prieš Instagramą, nei prieš savo dukrą, nei prieš savo vyrą. Ir niekada neapsimetinėjau, kai susipažinau ir sakau tą patį visom savo draugiam, va susipažįsti, jis tave turi įsimylėti su tavo visais minusais. Nes minusų mes, tiek ir turim, kiekviena. Ir pliusų turim, ir minusų. Žinai, Vytas, ką sakė, kad su Hitleriu galėtų dabar gyventi po manęs. Tai tu supranti, ką jisai kai viena mano pacientė sako, Valentina, jūs jį filmuojate, jisai džiaugiasi, sakau, ką aš nelabai sekčiau klausiu, ar jisai jam patinka, ar ne, aš jį filmuoju ir taškas. Žinai, nes aš tokia esu, aš ne mintis greitesnė už mano veiksmus. Ir ką aš pasakyti tau norėjau pradžioje, matai, nutrūko mintis man. Apie buvimą tikrąją savimi, nes aš paklausiau apie auklėjimą. Jo, ir aš neplanuoju, kad aš dabar kažkaip čia pasisuksiu ar nepasuksiu. Išskyrus, kai jinai buvo maža, aš turėjau labai vieną tokią geležinę taisyklę, kurios mažai kas turi. Aš niekada už ją nieko nedariau. Ir ta prasme, žiūrėk, ką tai reiškia. Tarkim, jinai ateidavo, atidarydavo dėžę ir viską ištraukdavo. Aš taip žiūriu, sakau, gerai. Sen ištraukė korteles, iš visą sakydavau, o dabar viską atgal sudėk. Ir jinai dėdavo metukų atgal. Aš esu net nufilmavus, kai jinai man išėmė visas knygas iš lentynos ir aš jai sakau, Sofija, dabar visas knygas reikia sudėti atgal. Knygą išimt gravitacija veikia, knygą įdėti yra labai sunku. Ir Vytas sako, tai aš jai padėsiu, sakau, ne. Sako, ir Vytas, nepadėsiu, o dėsiu. Ne, sakau, Vytukai, dabar tu paprašyk pas ją knygą, tu su tokia kantrybės reikia turėti. Paprašyk knygos ir va taip dėsim. Ir jisai, duok prašau knygą ir jie va tai. Ir aš viską filmavau, bet aš filmavau net kažkam, nes aš niekur nerodžiau šito. Aš filmavau savo. Aš parodysiu jai. Ir kad suprasti, kaip tai veikia. Ir va, pažiūrėjau, degtukus išmėtydavo, ne? Kad, tu belė ką. Aš jį dabar su duku viską sudėk. Ir va taip toliau jinai auga ir aš nieko už ją nedarau. Tam, kad žmogus suprastų, kad jos veiksmai ir labai turi atoveiksmį ir tai labai svarbu, ką tu padarai, tu pats ir srėpsi. Nu, va, žinai, ir čia va toks mano, taip man atrodė, kad teisinga. Aš nežinau, kaip bus, kas man atrodys po to, bet pakol kas viskas pasiteisino. Žinok, turiu ir aš tą taisyklę nuo pat Oskaro gimimo, truputėlį daugiau ten už jį kartais darydavau, bet va tas, kad ką išmėtai tą surinkti, nu, žinok, su juo kažkaip neveikia. Aš tau pavydžiu. Tai čia irgi nelabai veikia. Čia reikėjo labai daug laiko. Pavyzdžiui, vieną kartą mes atėjom, jai buvo 2 metai iki Oskaro. Jinai numetė raktus, mes buvom tualete, jinai numetė tualete raktus. Aš jai sakau, pakelk raktus, jinai mane žiūri, nes 2 metai yra toks amžius prasideda, toks tarp 2-3, aš. Jinai žiūri mane, sakau, pakelk raktus. Žodžiu, Liucina, 40 minučių aš stovėjau tualete. Aš nepakėliau jos balsų nieko, aš sakau, Sofija, kur, aš gal nežinau, kas tie raktai. Nu, ką žinau, sakau, kur raktai? Jinai, aha, gal labas rytas, sakau, pakelk raktus. 40 minučių. Ir jinai pakėlė raktus. Tai va tiek man užtruko. Vieną kartą, po to dar vieną kartą kažkas tokio ir po to viskas. Bet čia labai ilgai. Aš specialiai žiūrėjau, kiek laiko. Specialiai. Vat įdomu, tu manęs neperlenksi. Geležinė. Kad tu manęs tai nepersausi, čia žinai, azartas. Azartas jau paskui turbūt prasidėjo. Kurią, žinai, nu nesąmonė, 2 metų vaikas čia man neklausys manęs. Man nesuvokiama, kai jis sako, vaikas neleidžia, vaikas nesuvokiama, jūs juokaujat, ta prasme, vaikas, jisai yra mažesnis visom prasmėm, ta prasme, jisai psichologiškai silpnesnis, kaip vaikas gali diktuoti tau, neįmanoma, tu vis tiek turi padaryti tai, ką tau reikia padaryti, žinai, nu, vat, nuoduoda valyti dantų, nu ir kas. Ta prasme, nieks leidimo neprašo to leidimo niekas, žinai. Tai tau iš tikrųjų labai svarbi yra ta erdvė, ar ne? Ir aš, žinok, šį mėnesį kaip tik rašiau straipsnį apie savirealizaciją. Ir ant kiek jinai yra susijusi, žinai, kad čia yra aukščiausias poreikis, kokį žmogus gali
patenkinti, ar ne? Tai tu negali jo patenkinti, kol, pavyzdžiui, tu jautiesi nesaugi, nepavalgysi, nepamiegojusi, žinai, kol tavo psichologiniai visokie poreikiai, pavyzdžiui, meilės, priklausimo kažkam nėra patenkinti, ar ne? Tai tavęs klausant, atrodo, nu tu irgi, bet tokia visiškai ramiai, žinodama, ko tau reikia, žinai, tos pačios erdvės, žinai, mokslų, ten, nežinau, kitų dalykų, ar ne, kur kitos mamos kartais galvoja, nu kaip čia aš dabar tą kūdikį paliksiu, žinai. Bet tu, Sofytė, ganėtinai anksti, ar ne, ir į darželį paleidai, ir su tėčiu palikdavai ten ir panašiai. Jei kai buvo mėnesis, mes palikom ją Vyto sesį ir skridom 3 dienom į Vokietiją. Jo, aš ją pagimdžiau spalį, lapkritį mes išskridom pabūti tiesiog dviese. Tada, kai jie buvo 4 mėnesiai, mes ją palikom auklei, nes buvo Vyto 30-metis. Aš to galiu visą grafiką pasakyti. Tada, kai jie buvo 10 mėnesių, mes išskridom su Vytu į Ameriką. Ne, dar po to mes gal 6 irgi palikom sesiai savaitėj, po to 10 mėnesių mes išskridom į Ameriką, aš mokinausi. Ir aš to pasakysiu vieną, jie visi ją geriau prižiūrėjo negu aš. Jai nieko neatsitiko, jai viskas, kas atsitiko blogo, prie manęs. Okay. Nes aš taip chill. O vaikas nukrito, ką padarysiu? O jie, žinai, Sofytė, čia va taip, kad jinai nenukristų, aš taip gyvenime nedariau, žinai. Taip, kad viskas čia yra gerai. Bet čia iš to, kad aš labai manau, kad, man atrodo, problema ne žmonių, moterų yra, kai gimsta vaikas, jos pamiršta, kad jos egzistuoja. Ir man atrodo, čia labai didelė problema. Ir vyras irgi pamiršta, kad jos egzistuoja, nes jamgi labai patogu, kad jinai viską pradeda daryti. Nes daryti tai reikia, aš manau, apskritai turėtų būti kursai. Pasodinti ne apie gimdymą, o apie šeimos modelio pokytį. Kaip pasikeitė, kodėl moteris, pažiūrėk, kas vyksta, jos žudo vaikus, jos žudosi. Todėl, kad niekas jų neperspėjo, kad bus sunku. Ir kad tu turi būti tam pasiruošęs. Niekas man to nesakė. Niekas nesakė, kad pas tave pilvas po gimdymo dar kabės. Ta prasme, vat kas čia sakau, vyrų nieko nevyksta ir tai reikia labai suprasti. Kas čia sakau per liniją, atsimeni tą liniją? Kas čia sakau, tas savęs suvokimas, tu žiūri veidrodį ir tu savęs nemėgsti. Ne, kažkas tai nepatinka man šitas vaizdas, visiškai. Tu neseksuali, nepatrauklis, nei savo, nei kažką. Bet turi jaustis laiminga, nes tu turi jaustis taip, nes tu turi laiminga jaustis, kad tau nukramto papus, teisingai. Ir tu turi nejausti skausmo, tu kažkojam, tu čia ne absurdas. Ta prasme, taip nėra ir va tas sudarimas to iliuzinio pasaulio moterims, jos tada atsitrenkia ir galvoja, su manim kažkas negerai, nes niekas apie tai nekalba. Supranti, tada prasideda jo mažiuos togai. Ir kažkokie tai, nes jos per daug, nes niekas, matai, visi prižiūrės tą vaiką. Vaikas nenumirs, reikia dalintis. Vyrai tada atsiduoda į šalį, nes jos tai padaro. Didelė dauguma man taip atrodo. Tai gerai, tai tavęsgi irgi niekas nemokė. Iš kur pas tave tas suvokimas apie tai, kad turi būti kitoks šeimos modelis? Arba tavo siekiamybė turėti kitokį šeimos modelį? Gal žertva aš? Tokia faina, tokia nuoširdė. Ką žinau? Gal aš, kodėl aš, man tai, nes aš visada mačiau tokių negražių modelių savo aplinkoje ir man nepatinka tokios moteris. Supranti, aš tau pasakysiu taip, kai aš buvau jaunesnė, ne? Niekas manęs nemokino, nebuvo etiketo knygų ir niekas manęs nemokino. Ir aš nežinau, kaip reikia sėdėti, va taip, ten ar taip. Ir aš įsijungiu princesę Dianą, pamačiau, ir aš pradėjau ją kopijuoti. Ir aš supratau, kas man patinka, vat kaip aš norėčiau. Ir aš supratau labai aiškiai, aš mačiau tokių moterų, kuriuom nuvažiuoja stogai ir aš taip nenoriu. Ir aš pradėjau analizuoti, kodėl jom nuvažiavo stogai. Todėl, kad jos galvoja, kad pasims ir jos superherojus. Taip nėra. Ir aš nenoriu, pavyzdžiui, žiūrėk, kaip aš sakau savo draugiam, po gimdymo, arba, kai jau tu tampi mama, apatiniai nūt, kažkokie tai kroksai, ta prasme. Kodėl? Ne, kodėl? Kodėl iki, gerai, jeigu tu visą laiką vaikščiai su kroksais 100 metų, aš pati vaikščiau su kroksais, bet ne apie tai. Aš kalbu apie transformaciją moters, nesgi jai patogu. Bet prieš tai ne, jinai buvo kitokia, jinai galbūt mėgo laipioti kalnus, gal mėgo dviračius tenais važinėti, nežinau, iki Palangos ir atgal, ir pas ją viskas, bet staiga jinai mama dabar, ir kas? Ta prasme, tai tu viską gali suderinti. Ir vat šičia jinai praranda save ir po to jinai sako, aš auginau vaiką, ką tu auginai, jis pats augo. Kas tavęs prašė? Tu būk laiminga, vaikui reikia, kad tu būtum laiminga. Kai krenta lėktuvas,
kai sako, užsidėkit kaukę savo, o po to vaikui. Niekas nesako, dėkit kaukės. Tai va tokia mano filosofija. Pirmiausia, tu turi būti laiminga mama, moteris, žmona, tada visi bus aplinkui laimingi. Ir vaikas tas gal nesuvalgys ten, žinai, veršienos kokio kotletuko. Nepakeis, tai nenumirs niekas. Jis suvalgys gal dešrelę, bet užtat bus laiminga ir pailsėjus. Pailsėjus ir nenusikėsusi ten iki negalėjimo. O po to priekaištausi, aš tau dariu tos kotlės, aš negaliu pakęsti šito, kaip jos taip daro. Bet ašgi gaminau, tu nevalgai, nenoriu, supranti. Žinai, va šitas, bet aš vyrui padariau, tai nedaryk, man su draugis yra. Jis nevalgo, ir nedaryk. O po to jinai vaikšto ir priekaištau, kad jam tos kotlės padarė. Tai 100 metų, geriau iki restoraną su juo, žinai. Taip. Tai pas tave labai jaučiasi iš tikrųjų tas, žinai, kad ir tos kelionės vienos yra susijusios su darbo, o kitos yra grinai jūsų su vyru. Dabar sen su vyru, tai grinai, nes tau lygiai tiek pat yra svarbu ir jūsų santykius puoselėti. Ir aš tą labai jam akcentuoju ir sakau, nes va ir dabar aš jam vakar pasakiau, bet sakau, mums reikia išskristi kažkur. Nežinai, tu bėgi. Aš žinau, kas yra išsiskirimas, aš nenoriu su išsiskirti. Ir aš žinau, ką žmonės pradeda daryti ne taip, kada kas veda prie skirybų. Aš nenoriu su išsiskirti, man labai patinka su juo gyventi, viskas gerai, bet aš irgi turiu charakterį ir kažkoks būna tenais, žinai, emocijos dar ir jisai, ir, čia yra gyvenimas, dėl to mums reikia vėl. Ir kelionės tai kažkam kinas, mes kinesiniai buvom dviesi, nes tu suprask, vaikas atsistoja tarp jūsų. Ir mes po to, žinai, va aš ir Vytui sakau šito, aš nenoriu, mačiau vieną ispanišką filmą, neįtikėtinai geras, aš tau po to parašysiu, man reikia jį atrasti. Kada vyras su žmona, dukra išėjo iš namų ir viskas. Ir jie atsisėdo, tokie 50-mečiai. Ir jie neturi apie ką kalbėti. Nes jie visą gyvenimą, 20 metų kalbėjo, ar ten kuprinę sudėjo, tu supranti, jie nekalbėjo apie vienas kitą. Nors iš tikrųjų jiegi susipažino. Supranti, tas vaikas gimė iš meilės, jų dviejų. Tai tu paleistų tą vaiką. Nenoriu va tokia tapti, žinai, apie pampersus, apie, ta prasme, paklaus, kaip aš jaučiuosi. Aš paklausiu, gal aš tau nupirksiu kažką, ne vaikui, kodėl visi, aš pastebėjau šopę, visos mamos perka, o kodėl jūs vyram neperka? Ir aš sakau, tai nupirkit vyrui, dantų šepetėlį, pastą nupirkit vyrui, kodėl visi perka tiem vaikam, kaip išprotėję. Viskas gerai su tais vaikais, tai yra natūrali priežiūra, bet šiaip supranti, prioritetai. Nes vyras gali pats savim pasirūpinti. Bet ne, žinai, tu saunai neperka savo gailį, vaikų negailį. Ne, nereikia savo gailėti, nereikia vyrų gailėti. Iš pradžių Dievas, tu, jūs, po to vaikas. Taip kažkaip aš galvoju. Labai aiškiai. Tavo pozicija, žinok, labai aiškiai. Ne, iš tikrųjų labai faina, žinai, išgirsti alternatyvę nuomonę, žinai, kaip žmonės apskritai gyvena, savo susidėlioja. Aš galvoju, tam gyvenimo tokiam balansui, žinai, nors aš suprantu, kad tu ten kažkokių turbūt dienoraščių nevedi, kad stebėsena kažkokią vestum, žinai, kur čia pas tave proporcijos kokios, kur ten su vyru per mažai, per daug ten būna ir panašiai. Bet aš įsivaizduoju, kad jeigu ne tavo darbas ir ta savirealizacija, kurią tu, žinai, turi per darbą, per savo pacientus, per tai, kom tu daliniesi Instagrame, žinai, kai ten irgi atsako greičiausiai gauni. Tokios sveiko proto ir laimingos Valentinos šeima neturėtų. Nebūtų turbūt to balansą. Aš manau taip. Žinai, kai Sofija gimė, aš galvoju, kad aš būsiu pusę metų ar metus. Aš nieko negalvoju iš tikrųjų. Aš išėjau į motinystės atostogas. Ir aš nežinojau, kas čia manęs laukia. Po 3 savaičių aš jam sakau, arba aš po savaitės išeinu į darbą, arba Respublikos žurnalas, tas dienraštis rašys rastas kūdikis su nužudytų vyru ir nusižudė mama. Va taip man reikėjo. Aš labai aiškiai tai supratau. Aš sakau, Vytai, aš labai nelaiminga. Aš negaliu sėdėti namie. Yra mamų ir aš joms labai, žinai, žemai lenkiuosi ir sakau, visom reikia pastatyti. Bet čia yra kiekvienas žmogus skirtingas. Vat man buvo taip. Blogiausia yra tai, kad yra žmonės, kurie teisi. Aš, pavyzdžiui, neteisiu. Nori, tu sėdėk namie nors 20 metų. Man tai 100 metų kito. Jinai po mėnesio išėjo į darbą. Kokia motina? Bet nežinai, daug kokių metų man gali galvoti. Man, tai žinok, aš geresnė motina, negu po to aš tą nužudyčiau vaiką. Žinai, nužudyčiau. Gal ir nužudyčiau, iš kur aš žinau, kas man būtų. Gal man nuvažiuotų stogas, iš kur aš žinau, kas man būtų. Bet aš labai aiškiai supratau, kad aš negaliu sėdėti namie. Ir man ta savirealizacija net mėnesis. Man buvo per karantiną labai blogai. Man iš tikrųjų buvo labai blogai. Per karantiną mes su Vytu išsiskyrėm. Nemeluoju, mes išsiskyrėm, sakau, viskas. Išsiskiriam, viskas. Aš nenoriu su man važiavo stogas. Man tos visos mirtis, tas lockdownas, man taip blogai buvo, kad aš jums negaliu pasakyti kaip. Ir sako, laiminga šeima. Aš sakau, va taip,
Bet tai ar būna kitokių santykių, aš nesu, nu, nebent kažkas, žinai, gyvena pirmus 3 mėnesius kartu ir ten yra visiškai rožiniai debesėliai, nu, ta prasme. Tai taip, aš tiesiog, kad nenoriu, kad galvotų, kad visi, o Jėzau, čia jinai, ne, aš viską galiu papasakoti, ne, aš sakau, viską skiriamės ir dar sakau, žinai ką, ir tavo vaiką pasiimti. Ir dar vaiką pasiimti. Ir žinok, jie išėjo. Man reikėjo, bet tu pasiimti. Jie išėjo su to vaiku, išėjo, išsinomavo butą ir Vokiečių gatvėje. Nu ir ką tu galvoji, kitą dieną aš jau sėdžiu. Jau liūdesėlis. Liūdesėlis, čia kaip mirė mirsta toliau, žinai. Aš tuose namuose viena kaip, nu, skambinu, sakau, ateinu į svečius. Vytas sako, ateik. Ateinu į svečius. Koks jisai kantrus. Taip, ateinu į svečius. Sofija sako, tai kada tu eisi? Sakau, kur? Namo. Sako, mes čia su tėčiu gyvensim, tu eik, naujuose namuose, tu eik. Jai tai pati. Sakau, alio. Aš galvoju, čia jiems sudėtinga bus, ne, jiems buvo labai patogu, žinok, jis labai geras tėtis. Tai va, tai žinai, ir sakau, ne, vis dėlto tada labai aiškiai supratau, aš nenoriu gyventi, man šeima labai svarbi, nors ir galiu gyventi atskirai, man reikia tos erdvės, kaip aš tau sakau, bet aš atsitraukiu. Tiesiog periodiškai, žinai, kaip tu ir gali pavargti nuo savo namų, bet tau užtenka išvažiuoti į kelionę, o ne pačius namus keisti. Taip, reikia pailsėti, man reikia dėl to sportuoti vienai. Mano tai yra, va tas laikas man, kuris, žinai, kai būna, sako, aš nieko savo neturiu, tai va blogai, tu blogai, tu turi turėti savo. Ir darbas, savirealizacija, tai čia yra numeris 1. Nu, per praeitą mėnesį, aš netgi, aš nebuvau susimaščiusi apie tai, kad yra ne tik, kad miego, žinai, asmeninio gyvenimo ir darbo proporcija, bet yra darbo, poilsio ir miego. Žinai, kur ta prasme, yra tiesiog tarpas, kur tu mėgi nei dirbi. Tai va, tą, kaip tu užpildai, žinai. Ir jeigu nėra kažkokių, nežinau, pomėgių, nėra kažko, kas tave interesuoja, žinai, ką tu galėtum susitelkti. Ir va ta, žinai, japonų ikigai filosofija kalba apie tą flow būseną, žinai, kur tau ištirpsta laikas. Bet iš tikrųjų žmonės tame ir labai daug prasmės atranda ir tuo pačiu jiems poilsis labai toks ir tokia, nu, balansą labai gyvenime, žinai, tokia atranda ir viskas taip kažkaip sustoja į savo vietas ir tada būtent mažiau ėdi smegenys kitiems. Taip. Žinai, kas dar iš tokių tikrai skaičiau ir apie ką tu dalinies ir panašiai, tai aišku savo darbais, kas yra akivaizdus dalykas ir žinai, kiek metų tame tu jau esi. O tavo tie, kaip tu sakai, impulsyvūs pasidalinimai jausmais, nes tikrai labai jaučiasi, juose būna tiek ekspresijos, žinai, ten su visais ženkliukais, smailiukais, ten su visais šauktukais. Bet taip galvoju, kaip fainai, aš net tiek emojis nežinau, kiek tu jų panaudoji. Aš labai dievinu emojis, aš labiau genijus sukūrė emojis, nes man jie labai reikalingi išreikšti, aš labai nemėgstu, kai rašo taip sausai. Bet fainai, kai tu, žinai, nu, moki, ir tu taip jos vietoj, žinai, labai sustiprini emociją, to aš net praktiškai girdžiu tavo balsą, kai tu visą tai susakai, žinai. Tai šiaip, nu, mano klausimas labiau yra apie tai, kad, žinai, tavo gyvenime netruko tikrai sunkių tokių patirčių, ar ne? Tai va, tu ir apie skyrybas, kalbėjai ir apie netektis. Vienas postas iš vis buvo toks ilgas apie tai, kaip tu savęs ilgai nepriėmei savo kūno ir kiek ten ir bulimija ten ir panašiai. Tu taip atvirai tuom daliniesi lygiai taip pat, kaip šiandien atėjusi į šitą podcastą, žinai, nors tai nėra tiesiogiai susijęs su tavo darbu ir galbūt tau tiesioginės naudos kažkokias neatneša, ar ne? Kodėl tau yra svarbu dalinti su kitom moterim? Nes dažniausiai tai būna netgi nukreipta į moterį. Todėl, kad man nepatinka iškreipta realybė. Todėl, kad Instagramas yra iškreipta realybė. Ir labai daug žmonių sėdi už Instagramo ir galvoja, vau, čiagi visi taip. Todėl, kad aš žinau, kaip yra iš tikrųjų. Aš žinau pilną porų, kurios yra baisiai nelaimingos, o pasižiūrė Instagramą ir aš noriu realiai vemt. Bet aš noriu jiems siūsti tos emodžiai apsivemt. Žinai, vėmimo emodžiai. Ir aš žinau, o žmonės nežino. Ir jiems atrodo, kad čia yra tikrai. Ir jie tada sėdė, o pas mane tai taip nėra. Supranti. Iš tikrųjų pas visus yra taip. Visi mes esame žmonės. Taip. Bet kai tu sėdi ir matai visos tuos, atrodo, kad čia visos dieviško grožio, visos kūdos, be spuogų, be raukšlių. Ilgakojas, jo, kažkokios be celiulito, dar kažką. Ir taip nėra. Ir dėl to aš pradėjau, pas mane labai gidu, nu aš labai daug moterų man rašo. Dėl tų moterų, kad, oi Valentina, jūs ideali, aš nesu ideali. Oi, ne, aš sakau, nesu, aš nesu ir negalvokit, nes jums blogiau. Jums yra geriau galvot, kad aš esu tokia pati ir jūs tada galėsit pasiekti, nes jeigu jūs mane idealizuosite, tai jūs tada, žinai, nu, skaičiau dabar labai gerą knygą, labai rekomenduoju paskaityti, čia yra Will Smitho biografija. Jo tėtis, kai jis buvo mažas, jam liepė statyti sieną iš plytų.
Ir Will Smithas visus metus statė tą sieną. Ir sako, aš jos nekenčiau tos sienos, ten 6 metrai gal aukštis, žinai. Aš jos visus metus, kiekvieną dieną, per atostogas, per lietus, kiekvieną dieną jisai turėjo statyti tą sieną. Ir vieną dieną ateina tėtis ir jisai sako, aš nekenčiu, aš tos sienos niekada nepastatysiu. Ir jisai sako, ne, sūnau, tu neteisingai galvoji. Tavo užduotis šiandieną negalvoti apie sieną, o galvoti taip, kaip tobulai pastatyti šitą plytą. Supranti? Sako, ne ten fokusą dėk. Kiekvieną dieną tu pastatysi po plytą, ir tada tavo tai išaugs. Ir kada kiekvieną dieną mes darom po nedidelį kažkokį, žinai, tenais pokytį, pavyzdžiui, tu nori sportuoti, tu atrodo dabar 20 kg numes, tai tu paim gantelius. Ir šiandieną padaryk 10, o rytoj padaryk 20, o po to dar pridėk presą. Ir tu kiekvieną dieną po mažą, žinai, kaip ir badantis valyti, tu nereikia ant prisipirti, tu pradėk nuo dantų šepetėlio, po to įkamparuok kažką kitą. Ir taip plyta po plytos, pažiūrėsi praeis metai, wow, koks rezultatas. Bet kada mes pasižiūrim, žinai, kaip, pavyzdžiui, mes ką matome, o, olimpinis čempionas, jo, bet mes nematom, kiek jisai kiekvieną dieną po 12 valandų sportavo. Dėl to aš noriu parodyti Instagrame tą, kad mes nesam tobuli. Mes esam paprasti žmonės su visom bėdom ir mes jas dylinam. Pas mane nebuvo, pas mane iki šiol yra bulimė, jinai visam gyvenimui kaip alkoholizmas. Aš manau, kad kiekvienas žmogus sako, aš jau pasveikau nuo bulimės. Ne, nepasveikai, nes tai yra nepagydoma. Dėl to, kad aš nevėmiau, kažkoks atsitiko ir aš nuėjau ir įsibėmiau. Ir va tada aš aiškiai supratau, alkoholizmas lygiai tas pats, tu ateina į A klubą, sakom, sveiki, aš alkoholikas, negeriu 20 metų. Sveiki, aš bulimikė, nevėmiu 10 metų. Tai aš esu bulimikė, žinai. Tai ką man gėdytis ko, man gėdyti savęs? Aš norėčiau, kad taip nebūtų, nes aš žinau, kad, man tai pliusų nedavė, aš žinau, kas yra tai yra katastrofa. Tai yra asmenybės susidvėjimas, bipolinis sindromas, tu gali save taip nuvaryti, kad ir čia tada kyla klausimas, ar psichikos ligos jos įgyjamos ar įgimtos. Va čia aš savo, pavyzdžiui, nes aš žinau, tu pradedi meluoti, tu pradedi save apgaudinėti ir toliau. Aš noriu, ne, aš nenoriu. Kaip čia, kaip ir aš sakiau, aš mačiau pavyzdžius ir aš nenoriu būti va tokia. O žinai, čia porą tik tai sakinių, grįžtant, kodėl vienos moteris žiūri tos idealius pavyzdžius, ar ne, vienos nori idealizuoti, kitos nori tarsi matyti tiesą, tai jūs čia neidealizuokit ir būtent išgirsti tą nenuglūdintą tiesą, tą visą nepagražintą ir panašiai, žinai. Ir vienos žiūri kaip į pavyzdį, kaip sektina, o kitos kaip tik, su pavydu ir kur, aš niekada taip neturėsiu ir niekada man taip nesiseks, aš niekada tokios šeimos neturėsiu ir savęs nerealizuosiu ir panašiai. Kaip tu manai, kodėl, kas vienas paskatina vienaip galvoti, kitas kitaip? Gal auklėjimas? Manau, kad auklėjimas. Kada, dabar, aš nežinau, visi pedagogai, tai tikriausiai man kryžių uždėtų už mano tokį auklėjimą, bet sakykim, Sofija, mes buvom su Sofija vonioj ir Vytas užleido Adelės koncertą ant viso mūsų buto ir Sofija sako, aš tai dainuoju gražiau nei Adelė. Sakau, ne. Sofija mane, mama, aš dainuoju gražiau nei Adelė. Sakau, tu dainuoji fantastiškai, tu labai gražiai dainuoji. Bet Adelė dainuoja gražiau, nes jinai yra pasaulinio lygio pripažinta dainininkė. Man tu dainuoji fantastiškai, bet ne gražiau nei Adelė. Mano vaikas išlipo iš vonios ir išėjo. Buvo toks, išlipo visą šlapę, čia pasiėmė chalatą, išėjo, užsidarė duris ir nuėjo miegoti. Nemeluoju, nuėjo miegoti. Rytas. Jungiam, Jessica Shai, važiuojame į darželį. Jinai, užtat aš už lietuvius bent gražiau dainuoju. Žinok, tai yra paveldimo vis dėlto. Gerai, sakau, gerai, nes Vytas man jau nesiginčiuk su ją nėra. Na gerai, sakau, tyliu, viskas gerai, žinai. Supranti? Žodžiu, aš gal atsakiau tavo klausimą. Žinai, aš taip tiesiog iš šito pavyzdžių dvi tokias išvadas darausi, kad viena vertus kažkiek tai yra genetiškai paveldima, žinai, tas visas stiprybė, bet ir būtent, žinai, nes jinai mato mamą, kuri turi labai stiprų tą suformuotą plieninį stuburą, žinai, ir kaip jinai gali kitaip mąstyti, kai mama jai tiesiog artimiausias pavyzdys, kuris būtent taip įrodo, ar ne, tai tu formuoji labai, labai stiprią asmenybę. Norėčiau, jo, nes tu vis tiek gali žinot, kam tu ką gali pasakyti. Ir jeigu aš jai sakysiu, o viešpatie, kokia tu pati gražiausia, aš jai sakau, kad jinai pati gražiausia. Bet va toksai, jeigu sakai, taip, Sofytė, tu dainuoji geriau nei Adelė, visų pirma, tai melas, aš esu prieš melą. Visų antra, aš jai pasakiau, kad tu man labai gražiai dainuoji ir mes labai pat, žinai, bet nereikia, to nėra. Jeigu aš nesu balerina,
Tai kaip dabar, pavyzdžiui, tai ne balerina, tai ką man dabar daryti, ne balerina, tai priimk save, esmė yra tame, kad priimk save tokį, koks tu esi. Nes jinai augs ir jinai galvos, va, aš tai čia, nueis, sakys, tu ne tokia. Ir tada supranti, nes gerą irgi filmą žiūrėjau apie apie Versace mirtį. Dokumentinis filmas, man atrodo, gal ir ne, bet esmė ten yra tikri faktai. Ir tas vaikinas, kuris nužudė jį, tėvas, auklė, žinai kaip, kad tu pats geriausias. Tu pats gražiausias, pats protingiausias ir taip toliau. Ir kai Versace jį atstumė, jisai jį už tai realiai ir nužudė. Nes jį atstumė, supranti? Pirma akistata su tikruoju pasauliu. Ta prasme, come on. Tai nesusireikšminkim. Tai va taip, žinai, viskas kažkaip, nežinau, norisi, sakau, gerų žmonės auginti. Ir tokius tikrus, neapgauliai, nemelė. Ir, jeigu mes meluosim savo vaikams, vėl, nenoriu, labai reikia taip kritiškai ir protingai klausyti. Negalima, tu turi žinoti, kur, ką ir kada pasakyti. Nėra, dabar gali iš šalies atrodyti, kad aš kažkoks čia monstras ir tą vaiką žlugdau. Nėra taip, žinai, nėra taip. Bet, kažkaip taip atsargiai, bet tik ne melu. Aš nenoriu melę auginti Sofijos. Valentina, pabaigai. Kadangi podcastas vadinasi Galiu moteris, vienos žino, kad gali ir nori garsiai sakyti, aš galiu ir aš žinau, kad aš galiu. Kitos labai norėtų būti šalia tokių ir įsikvėpti ir gauti tos motivacijos. Pasidalink, koks yra tavo stipriausias galiu momentas ir kokio tu linkėtum kitom moterim. Nes manai, kad jisai yra vertingiausias. Oi, Dieve, koks sudėtingas klausimas. Gali pagalvoti. O gali man duoti pavyzdį? Man labai sunku su metafora. Tarkim, tavo galiu momentas būtų, kad ypatingai gebi tolerantiškai prieiti prie kiekvieno žmogaus, ne? Arba įžvelgti kiekvieno žmogaus stipriausią savybę ir ją palaikyti, sustiprinti, ar ne? Tarkim, arba tu moki, tavo galiu momentas yra idealiausias estetinis plombavimas. Tai, žinai, gali būti nuo gražių batų pasirinkimo iki jau, žinai, tokių ugdančių ir tokių, žinai, pamatinių vertybinių dalykų. O gali būti, kad aš atradau tik tai jį dabar? Žinoma. Nes aš, pavyzdžiui, nežinau, kad aš taip galiu. Bet tau dabar tas atėjo? Jo. Aš labai džiaugiuosi, kad mano klausimas paskatino tą suvokimą. Taip? Jo. Labai laukiu dabar pasidalinimo. Aš pradėjau mokinti visus šitos metus estetinio plombavimo kolegas ir aš supratau, kad aš labai galiu iškelti žmogų ir jo pakelti savivertę. Ir man tai patinka. Man jie atsiunčia savo ir aš juos taip, žinai, taip kaip mentorius, taip, iškeliu. Ir man tai labai, aš nežinau, kad aš taip galiu. Aš tai tik tai atradau neseniai. Žinok, yra Maxwell 2 knygos, kurios apie lyderystės principus kalba. Tu esi iš prigimties tiesiog lyderis, nes būtent tikrasis lyderis yra tas, kuris stato kopėčias tiems, kuriem reikia pagalbos iškilti. Jis niekada nepavydė, jis visą laiką tik padės ir tomis kopėčiomis padės jam pakilti. Tai čia prigimtinis tada. Nes aš neskaičiau šitos knygos, aš nežinau. Tikrai taip, bet tarp kitko gal tau būtų įdomu perskaityti. Tai ačiū tau labai. Tikrai yra ir nuostabi, tu tiesiog esi puokštė nuostabių tokių savybių ir tavo tas nuoširdumas, paprastumas ir, žinai, noras dalintis. Tai tikrai labai faina. Ačiū, kad palaikėjai mano mintį ir palaikėjai atėjimu į šitą podcastą. Taip toli važiavau, tai aišku, jau šaunuolė jaučiuosis labai savo. Ačiū tau dar kartą. Ačiū.